iš viso pikto ir išgelbės tave ant savo dangiškos karalystės. Jūsų laukia šviesi ateitis. Jūs išvengsite nelaimę, išvalins nuo pikto. Ta pikto gali labai plačiai suprasti, visokių pagundų, žemiškųjų, galbūt ir kitokių. Ir dar jūs perskaitys posmelį tą eiliuotą, jūsų siela nuskaidrės ir jūs tą dieną gerai jausitės. Galiausiai senas žmogus, būdamas vienas pats, maišo, ištraukia iš vidurio kortelę, reiškia kaip Dievo pirštą, nes ištraukia netikėtai kažką ir perskaito. Na, įvairiopai gali būti, ir jis kaip supranta, taip ir supranta, bet supranta, kad tai Dievo žodis atėjo, jam šiandien likimas lemia. Iš Mažosios Lietuvos spaudinių labiausiai nuo laiko nukentėjo kalendoriai. Gauti sveiką kalendorių yra rečiausias atvejis, tad šis Mažosios Lietuvos krašto spaudinys tapo beveik labiausiai kolekcininkų geidžiamų eksponatu, sako profesorius Domas Kaunas. Senas nutrintas kalendorius, pats rečiausias leidinys. Jeigu tų religinių knygų, odos viršeliai, su kita gali rasti, kalendoriai neišlieka beveik. Labai jų tokia trumpa amžių, yra trumpo amžiaus. Na, kodėl taip? Todėl, kad knyga, viršeliai pagarboj laikom, kalendorius turi tarnauti 3 metais. Kiekvienas kalendorius tiem metams yra skirtas. Ir po to jisai padedamas ant lentynos, nunešamas į palėpę, pagaliau gal į vaikų rankas patenka, nes jie yra iliustruoti, čia gali rasti vaizdų ir kitokių dalykų. Bet mes matom ir virvutę, vadinasi, ta knyga, kalendorius turėjo būti pakabintas ant vinies, kad vaikai nepasiektų. Ir iš pradžio rinkdamas kaimuose knygas, parsinešęs kalendorių su virvutėmis, iškratydavo iš jų spalius, pelių spiras ir ko tik čia nebūdavo, šapų visokiausių ir nukirpdavo su žirklėms tas šniūrus, galvoju, nu kam jie reikalingi, nesusiprotėjau. Kol galiausiai man vieną senutę paaiškino. Ji buvo senutė, bet ji kalbėjo apie savo senelį, kur prisimenu iš vaikystėje matyti, kuris nusipirkęs kalendorių įkaldavo naują vinį kasmet ir kabino kalendorius su virvute ir sako, buvo ant sienos visą eilė kalendorių. Nu, kiek galėjai būti, 10 buvo. Daugiau vaikeliai buvo, daugiau buvo. Nu, 20 galėjai būti. Nu, galėjai būti ir 20. Na, įsivaizduoti, galim kabą ant sienos puikiausiai kalendorių eilė. O kam saugojo tada? Ogi skaityti galėjai. Prieini, nusikabinai kažką tai ir persiskaitėjai. Po metų ar kito, juk užmiršti, ką skaitėjai. Galbūt atsimintų savo vaikams gali paskaityti, ką nors įdomesnio tokio yra. Ne tik kalendoriai, bet ir kiti spaudiniai tapdavo dažna mažlietuvių trobos interjero detale. Aplinka primindavo mažą muziejėlį. Tai, kas būdavo kiekvienuose namuose. Konfirmacija, išsulaukus 14 metų, vestuvės, buvo šventas dalykas, kuris turėjo būti įamžintas kaip nors. Ir tiek kunigai, tiek spaustuvininkai, leidėjai greitai pajuto, kad žmogus mielai įsigys tai. Ir čia mes ant sienos turime konfirmacijos dienos atminimo spalvotą leidinį. Yra įsirėmintas, aš jį ant Klaipėdos antikvariate nupirkau, įrėmintą, labai svarbu, kad atspindėtų to meto laiko dvasia. Patys rėmai, jo ornamentika, spalvotas paveikslas ir parašyta, kad čia 11 metais Nidos bažnyčioje yra toks konfirmuotas Šurkus. Pasirašęs vyskupas, matyti, labai ir reikšminga diena buvo, ne visuomet konfirmacijoje dalyvaudavo vyskupai ir žmonės tai labai saugodavo. Užėjus į seną sodybą atkreipdavo dėmesį, kad ant sienos kabo štai šitas konfirmacijos dienos toks blankas. Jie leidžiami buvo ir vokiečių, ir lietuvių kalba ir dažnokai priklausė nuo kunigo, kokių jis tų blankų turi pasirūpinęs. Jeigu vokietis arba neįtim palankiai žiūri lietuvius, tai jis nupirkdavo vokiškų ir užrašydavo vokiškai palinkėjimą, vardą, pavardę, datą, bažnyčią. Jeigu lietuvis, tai Vilius Gaigalaitis, Endrikis Endrulaitis arba kiti turėjo lietuviškų. Toliau būdavo vestuvių. Jis jau kitoks, jisai didesnis, gražiai surašom, kad jaunoji, ten tokia vardas, jos pavardė, jaunikaitis, yra venčiavodė, štai tokioj bažnyčioj Priekulis Šilutėse, arba dar kitoj šią dieną. Ir taip pat kabo įrėminta po stiklu.
Mažosios Lietuvos krašto spausdintas paveldas itin savitas, turtingas, jo svarba ir poreikis nepaliaujamai didės. Tačiau paveldo objektai vis labiau praranda ryšį su prigimtine aplinka, intensyvėja paveldo kolekcionavimo procesas, paveldo rinka tampa tarptautinė. Jeigu pamatai blusų turgui arba anksčiau kaimuose, tai įvairiopai galėjai ir ne už nedėlę kainą įsigyti, mainyti. Kitas kartas žmogus sovietmečiu dovanodavo. Ypač tie, kurie išvažiuodavo į Vokietiją ir neturėdavo kur tų knygų palikti, atiduodavo bažnyčiai, kaimynui, arba sakydavo pasiimk ir vežkis. Na, šiandien jau tai tampa antikvariniais dalykais ir reikia mokėti ir knygų kaina kyla ir gali sumokėti 20 litų, nežinau kiek burtikės, niekuomet nepasitaiko, bet kalendorius, apiplyšęs kalendorius gali gauti ir už 30 ir galbūt už 50 litų. Jeigu čia dar būtų viršeliai, gali jau 100 litų paaukoti tikriausiai. Na, tokių knygų kaip bažnytinė knyga kainos aš negalėčiau pasakyti. Greičiausiai, kad kainuotų jau ir ne 100, nes bet viskam, kaip sakom, yra kaina ir ta kaina tik didės, nes jos jau atsargos išseko, kaimuose nieko nerasi. Todėl, kad tie senieji išmirė, kai kas išvažinėjo į Vokietiją, surinko muziejai, surinko kraštotyrininkai, vaikai buvo skatinami nešti į mokyklas, jos kažkur išsisklaidė, nusėdo. Na, žinoma, miršta žmogus, lieka įpėdiniai, neša parduoti, antikvariatuose pasitaiko, bet jau didelių šansų surinkti didesnį kiekį knygų, retesnių ir ko nors mažėja. Dabar kaimo trobose tikrai neverta ieškoti XIX amžiuje 1818 metų, 65 ar 69 metų Kristijono Donelaičio leidimų. Tačiau į klausimą, ar mažlietuvis valstietis skaitė Kristijoną Donelaitį, profesorius Domas Kaunas tvirtai atsako taip. Dabar tik tarptautinėje rinkoje galima tikėtis aptikti Donelaičio knygų. Tam tektų skirti nemažą sumą pinigų. Šiais metais, minint Donelaičio gimimo metines, kolekcininkams ir visiems Donelaičio gerbėjams atsirado alternatyva. Išleista faksimilė, tai yra leidinys pagamintas pagal autentišką knygą, beveik niekuo nesiskiriantis nuo originalo. Švenčiant Donelaičio dabar gimimo 300-asias metines, garsi, stipri leidykla Petro Offsetas išleido faksimilinį Donelaitį, kuris yra labai kruopščiai padarytas, remiantis moksliniais pagrindais, taip kaip turi būti leista faksimilė. Yra pagamintas popierius, kuris beveik visiškai atitinka originalą, su visais ženklais reprodukuota. Labai kruopščiai, net atgamintas viršelis yra tiek, kad nuo originalo nesiskiria. Net visi aptrinimai, kampai, kurie originalo yra apdaužyti, ir čia yra lygiai taip pat. Štai tokį knygą aš rekomenduočiau, kad ir įsigytų. Na, dar leidėjai net ir dėžutę pagamino, kad kuo didesnė pagarba ir kad žmogus jaustųsi, kad jis turi retą dalyką, nors tai ir ne originalas. Šitoj knygoje pagaliau nėra jokių leidimo duomenų dabartinių, kad jis yra faksimilinis leidimas. Nežinantis net neatskirtų nuo originalo, tai irgi įdomu yra. Bet čia yra padaryta dar pasiskaityti, priedas. Tada galima paskaityti vokiečių, anglų net, galvoti, kad dovanos kam nors tą knygą. Ir kaip nutiko, kad prezidentė Grybauskaitė, nuvykdama pas Latvijos prezidentą, nuvežė dovanų šitą knygą ir padovanojo Donelaičio 300 metų sukakties proga. Senųjų Mažosios Lietuvos knygų nesupainiosi nei su Didžiosios Lietuvos lietuviškomis, nei su pačių artimiausių kaimyninių tautų senosiomis knygomis. Jos paženklintos ypatinga lokalumo žyme, kurią išreiškia sureikšmintas medžiaginis fundamentalumas, odos ir metalo dermė, ilgaamžę tradiciją palaikančių amatininkų knygrišių, kuriamis santūrūs apipavidalinimo elementai įkūnijantis protestantiškosios kultūros simboliką ir dvasią.